Šiandien pirmadienis ir jau esu, ta prasme, exhausted. Šią savaitę turiu išsikraustyti ir varau šiandieną dar į šokius. Nes ir toj filmuojam šokį. Tai negaliu, žodžiu, skipint. Praleidau visą savaitgalį su mamuku. Tai šiaip žiauriai fainai savaitgalį praleidom. Belė kiek privaikščiom, taip ir mes kaip nuėjom per vieną dieną 33 000 žingsnių. Ir čiut paeinu, nuo žodžiu šito viso vaikščiojimo, ta prasme skauda kojas tikrai. Gerai, jog visa choreografija šita yra ant žemės. Biški norisi pasidažyti, kad neatrodyčiau kaip lavonas. Šią savaitę jau reikia išsikraustyti man viską, žodžiu, jau reikia priduoti raktus. Tai paskutinės, ta prasme, porą savaičių gyvenu, ta prasme, tokiuose kaip dėžėse. Nusipirkau, žodžiu, iš senukų dėžės. Tai tempiau aš jas kaip nežinau kas per didžiausią vėją. Kadangi, kai dariau praeitą video, tai išvežiau spintelį, išvežiau daug dalykų iš Šiaulius pas savo mamą. Tai nebeturėjau kur sudėti kosmetikos, tai kosmetikos pusė dabar yra tiesiog ant žemės. Žodžiu, prie mano lovos, tai yra visiškas bardaks dabar mano gyvenime. Bandau survive, nes šiaip aš esu labai tvarkos žmogus, aš labai mėgstu tvarką, tiek gyvenime, tiek namie. Ir dabar mėnesį laiko pagyvensiu pas savo vaikiną ir jo draugą ir tada kraustysiuos vėl. Tai žodžiu, šiandien yra kažkoks tiesiog chaosas. Tai labai tikiuosi, jog nueisiu šokiu šiek tiek prasiblaškys, nes visą dieną jaučiuosi tiesiog kažkokia išplaukus. Pasidariau va tokį cute hairstylą su kasytėm priekį, nusiemu lubas. Voila! Iš karto atrodo kaip žmogus. Tikiuosi kraustymasis bus viskas gerai ir man baigsis blogas mūdas.